Gerą dieną visiems krepšinio mylėtojams, eteryje krepšinio savaitė. Šį kartą laidą pradėsime apžvelgdami antrąjį šio sezono Vilniaus derbį, kuriame pranašesnis buvo Rytas. BCFL čempionato rungtynėse Giedrių Žibėno auklėtiniai pranoko Wolves 89-72 ir atsiravačiavo varžovams už pirmame rate patirtą pralaimėjimą 74-84. Nors rungtynės sėkmingiau pradėjo Wolves krepšininkai, tačiau po pirmojo kėlinio Vilkai pirmavo tik taško skirtumu. Na, o antrasis kėlinys priklausė Rytui. Vilniečiai atitrūko 15 taškų skirtumu, o po dviejų kėlinių pirmavo 11 taškų. Nors po pertraukos Wolves ekipa sumažino deficitą iki 7 taškų, Rytas į tai atsakė spurtu. Ir nugalėtojo klausimas ketvirtojo kėlinio viduryje daugam nekėlė abejonių. Rungtynėse, kuriuose buvo išdalintos 5 techninės pražangos, Wolves ekipai pritrūko tikslumo realizuojant tolimus metimus. Juos šeimininkai realizavo tik 16% taiklumu, o Rytas pataikė net 11 tritaškių iš 26, tai 42% taiklumas. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Markusas Fosteris pelnė 16, Martynas Jakutas pridėjo 13, Margerio Dorbanto ir Kyčiamas yra sąskaitose po 12 taškų, Arnas Veličkas surinko 11. Dabar pasiklausykime nugalėtojų trenerio komentaro apie šią dvikovą. Išskyrus gal pirmas 5 minutės, kontroliavom rungtynės šiandien, kontroliavom rungtynės per gynybą. Ir kai tu darai gynyboje ekstra, visą laiką ir puolime bus viskas paprasčiau. Tai šiandien buvo būtent tokios rungtynės ir žinau, kad fanai mūsų švenčia, tai sveikinimai jiems. Mums kaip komandai nėra ką švęst, negalim į Rūbinę nueiti ir rėkauti, švęst, nes kita savaitė labai svarbi, turim play-offų su Utena ir turim labai atsakingai tom rungtynėm pasiruošti, nes matom Utena kokios formos yra. O iš pagrindinių dar tų priežasčių, kodėl pavyko laimėti, tai sustabdėmės varžovų lyderius Suleimoną ir Taylorą. Per abu sudėjus Tikrai daug metimų jie prametė ir privertėm juos mes labai sunkius metimus. Po nesėkmės Vilniaus derbyje Wolves krepšininkai pralaimėjo ir svarbiausias Europos taurės sezono rungtynes. Jas Vilniečiai pradėjo 8 klaidomis per 7 minutės, o per pirmąjį kėlinį sostinės ekipa suklydo net 10 kartų. Slavažanskės Prometėjai klubas iškart šovė į priekį, praraja tarp ekipų pasiekė ir 25 taškų atžymą, tačiau svečiai sumažino deficitą iki 10 taškų. Tačiau tai buvo viskas, ką Kęstučio Kepzuros auklėtiniai buvo padarę lemiamoje sezono dvikovoje. Joje Wolves krito 64-91 ir prarado net teorinius šansus patekti į Europos taurės atkrintamąsias. Tačiau tai ne vienintelė bloga žinia. Vilkai prarado ir tarpusavio pranašumą Vilniuje prieš Prometėjų klubą. Vilkai buvo laimėję 14 taškų skirtumu. Lemiamoje sezono dvikovoje, kuri vyko Rygoje, Wolves žaidėjai suklydo net 26 kartus. Tai klubo antirekordas Europos taurėje. Per pirmąją pusę Wolves suklydo net 18 kartų. Tai yra pakartotas visų laikų turnyro antirekordas. Mažo to Vilniaus ekipa dvikovos metu prarado Vaidą Kariniauską ir Kristupą Žemaitį. Abu jie patyrė traumas. Blogiausias sezono rungtynes Latvijoje sužaidė Wolves lyderis Rašydas Suleimonas, kuris per 13 minučių pelnė tik 2 taškus, prarado 4 kamuolius ir surinko 3 neigiamus naudingumo balus. Nesėkmingai Europos taurės turo susitikimas susiklostė ir Panevėžio 7bet Lietkabeliui, kuris net 71-104 turėjo pripažinti B grupės lyderių iš Presoburgo krepšininkų pranašumą. Panevėžiečiai šioje dvikovoje buvo nubausti net 5 nesportinėmis pražangomis. O didžiausia pekla panevėžiečių laukė ketvirtajame kėlinyje, kurį Lietkabelis pralaimėjo net 11-33. Nenado Čanako auklėtiniams ši nesėkmė dar labiau komplikavo ir taip nedidelius šansus patekti į kitą Europos taurės etapą. Tiesa, teorinių šansų patekti į atkrintamąsias Lietkabelis dar turi. Pralaimėjusių gretose puikų pasirodymą surengė Nikola Popovičius. Jis pasiekė karjeros rezultatyvumo rekordą Europos taurėje ir pelnė 19 taškų. Panevėžiečiams iki reguliarios sezono pabaigos liko sužaisti 3 rungtynes. Pirmosios jų laukia jau sausio 24-ąją, kuomet panevėžiečiai išvykoje susitiks su Ankaros Turk Telekom ekipa. Vėliau laukia 2 rungtynės iš eilės namuose su Wroclaw Śląsk ir Klužo Napokos ekipomis. Na, o šią laidą užbaigime pergalingomis nuotaikomis. Kauno Žalgirio krepšininkai skėlė antausį favoritais laikytiems varžovams Eurolygos rungtynėse
ir 98-75 įveikė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčės ekipa. Tai buvo 8-oji žalgiriečių pergalė šiame Eurolygos sezone. Fantastišką susitikimą prieš varžovus vėl sužaidė Lauridas Birutis, kuris pagerino asmeninius naudingumo balų ir atkovotų kamuolių rekordus Eurolygoje. Birutis rungtynėse penktadienio vakarą surinko 28 balus ir atkovojo net 10 kamuolių. Žalgirio vidurio puolėjas pridėjo ir 16 pelnytų taškų. Dar vieną puikų susitikimą sužaidė ir Žalgirio lyderis Kinatas Evansas, kuris pelnė 21 tašką ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus. Kitą susitikimą Eurolygoje Andrėja Tricherė auklėtiniai žais penktadienį sausio 26-ąją išvykoje su Belgrado Partizan. Būtent Belgrado krepšininkai šiuo metu yra 10. Žalgiris nuo Belgrado krepšininkų atsilieka 3 pergalėmis. Be to, Željko Obradovičiaus auklėtiniai turi ir vieną dvikovą atsargoje. Šią džiugią datą šiandien laidą baigiame. Atsisveikiname iki kitų kartų.